Sveiki, gerbiami komiteto nariai. Bandau suskaičiuoti, kiek mūsų prisijungia. Ar turime kvorumą? Tuoj sekundėlę. Matau prisijungusius 5 tik tai posėdžių salytėje. Turbūt yra. Nematau posėdžių salytės, matau gerbiamą Sigitą, nes šiuo metu turime 5 kaip ir prisijungusius, jeigu neklystu, tai kvorumas kaip ir yra. Sigita ir Gina yra. O Gina Girdvainienė yra šalia manęs. Matau dabar, nes kai pradėjot kalbėti, ekranas išdidėjo. Dėkoju. Tai turime komiteto posėdį kvorumą ir leiskite jums pristatyti šiandienos posėdžio darbotvarkės projektą. Ir šiandieną mūsų kontrolės komitete yra tik tai vienas mano siūlomas klausimas, tai yra dėl Kadlurdos savivaldybės 2024 metų metinio ataskaitų rinkinio savivaldybės lėšų ir turto valdymo naudojimo, disponavimo jais finansinio ateities audito ataskaitos ir išvados svarstymo. Sakykite, prašau, ar komiteto nariai turėtų pasiūlymų darbotvarkiai? Darbotvarkiai neturiu. Labai atsiprašau, man Tadas parašė, kad jis tuoj prisijungs. Galima minutėlę? Žinoma. Tai trumpa tada minutės pertraukėlė ir palauksim kolegos Tado. Savo ekrane dar nematau, turbūt dar nėra prisijungimo, ar ne? Prašau, pakartokit. Sakau, savo ekrane nematau, Tadas dar neprisijungė. Palaukit. Nėra, bet pas mus irgi nesimato. Na, nieko tokio, tikrai dar, jeigu komiteto nariai neprieštarauja, galime luktelėti. Va, matau, prisijungė jau. Taip, aš jau irgi matau. Labą dieną visiems, atsiprašau, kad vėluoju. Sveiki, Tadai, nieko tokio. Tai tada tęsiu posėdį ir norėčiau paklausti, ar pritarėte tokiam posėdžio darbotvarkės projektui, kaip buvau pateikęs, yra sudaryto šieno klausimų. Pritarim. Taip, pritarim. Pritariu, kadangi dauguma pritarė, tai aš pritariu. Puiku. Bendru sutarimu tuomet darbotvarkės projektui pritarta ir galime keliauti prie jo svarstymo. Ir tuomet mano trumpa įžanga, dėl ko gal kiek netikėtai šitą posėdį nusprendžiu inicijuoti, dėl to, kad pats esu tik veiklą pradėjęs komiteto pirmininkas ir tikrai nežinau visų dalykų, tačiau besigilinant į teisės aktus, pamačiau, kad kontrolės komitetas privalo svarstyti savivaldybės audito kontrolės tarnybos parengtas audito ataskaitas, išvadas ir jų pagrindų teikti savo siūlymus tarybai. Ir kadangi šioje taryboje yra tarybos sprendimo projektas 105, susijęs būtent su šita ataskaita, arba tiksliau audito ataskaita yra šitame tarybos sprendimo projekte, tai aš tiesiog pamaniau, pasikonsultavau su teisininkai, supratau, kad privalo prieš tai būti ir mūsų komiteto sprendimas, kurį pateikėme tarybai, kad jin toliau galėtų pilnaverčiai svarstyti tarybos sprendimo projektą. Tai tokia yra šito sprendimo inicijuoti posėdį idėja. Ir tuomet dabar keliaukime prie ataskaitos. Tiesa, dar irgi paminėsiu tai, ką buvau minėjęs kai kuriem iš jūsų.
kadangi pačią audito ataskaitą ir išvadą gavau tik tai gegužės 21 dienos vakare, tai dėl to toks ir gavosi greitas, suspaustas terminas, bet į reglamento nustatytą datą tilpome. Tai tuomet tikiuosi, kad jūs turėjote progos susipažinti su pateiktomis išvadomis ir norėčiau paklausti, ar turite kokių nors klausimų dėl šitos ataskaitos, dėl jos išvadų, nes mūsų komiteto posėdėje dalyvauja mano prašymu ir audito ir kontrolės tarnybos vadovė gerbiama Inga Pečiulaitienė. O gal Inga galėtų pristatyti trumpai, tarkim, ten tą pačią ataskaitą, nes išvadą tai mes ten matėme, ne viskas, o tiesiog perbėgti gal per esminius dalykus. Aš, jeigu galėčiau įsiterpti, žodžiu, aš norėčiau nusišalinti dėl viešųjų ir privačių interesų nuo šių klausimų svarstymų ir balsavimų. Ar Nes būtų visgi- prieštaraujančių komiteto narių? Neprieštarauju. Prieštaravimo nėra, taip Gitana galite tuomet Gerai, ačiū. klausimo svarstymų ir balsavimo nusišalinti. Tuomet gal dar prieš suteikdama žodį gerbiama Ingai, taip Tadai, klausau jūsų. Aš dėl tų bendros vedimo tvarkos, o mes su šituo klausimu, kadangi jis nebuvo finansų komitetas svarstytas, ar mes galim iš visų jo eiti į tarybą su šituo klausimu, į darbotvarkę, kad jis būtų. Tai aš tiesiog atkreipsiu dėmesį, kad mes šiandien nesvarstom tarybos sprendimo projekto. Mes svarstome tik tai tarybos sprendimo projekte minimos audito ataskaitos ir išvadų klausimą. Pačio tarybos sprendimo mes šiandieną nesvarstome ir tiesiog komiteto nuomonė turėtų būti iki tarybos sprendimo padaryta ir paskui jau atiduota. Tai mes šiandien nesvarstome. Supratau, ačiū. Taip, Edgarai, jūsų matau pakeltą ranką. Taip, tai techninį klausimą, ar čia, kodėl taip vėlai buvo ta pateikta ataskaita, ar čia dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, ar kažkas kitas sutrukdė anksčiau pateikti? Ačiū. Negaliu atsakyti jūsų klausimą, tačiau tą galėsime užduoti tarybos posėdžio metu. Jeigu kils klausimų, nes aš negaliu atsakyti, kodėl aš gavau 21 dieną, ataskaita yra parengta anksčiau. Gali būti, kad yra tiesiog tas pereinamas laikas, kuomet vienas pirmininkas darbą baigė, naujas pradėjo ir administracija tiesiog kol buvo, kaip sakyti, atnaujinti duomenis ir todėl. Bet negaliu atsakyti tiksliai, tiesiog tik konstatuoju faktą. Matau ekrane gerbiamą Inga Pečiulaitienė, tai tuomet žodis jums gal galėtume trumpai pristatyti akcentus išvados. Labą dieną. Tai ataskaita rengiama kiekvienais metais atlikus finansinį atitikties auditą. Šioje ataskaitoje pateikiame informaciją apie savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio vertinimo duomenis. Tai biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys sudaro finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės veiklos ataskaita. Taip pat nagrinėjame lėšų ir turto naudojimo vertinimą pasirinktose srityse. Tai ir antroje ataskaitos dalyje pateikiame informaciją apie nustatytus netitikimus savo pastebėjimus. Tai iš tikrųjų buvo nustatyti netitikimai patikėjimo teise perduodant turtą subjektams. Šiuo atveju buvo nustatyti netitikimai perduodant turtą pirminės sveikatos priežiūros centrui, naudoti ir valdyti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Taip pat teikim pastebėjimus dėl turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės valdomo įmonei, dėl tam tikrų procedūrų nustatymo, kurias reglamentuoja arba rekomenduoja teisės aktai. Taip pat teikim pastebėjimus dėl lėšų naudojimo priemokoms. Pastebėjimai buvo teikti Griniaus gimnazijai, savivaldybės administracijai ir pirminės sveikatos priežiūros centrui. Taip pat šioje ataskaitoje šios yra dalis, tai anksčiau atlikto viešų pirkimų organizavimo ir vykdymo audite nustatyti dalykai, kurie lemia taip pat 24 metų lėšų naudojimo pagrįstumą ir teisėtumą. Taip pat informacija teikiama apie anksčiau neįgyvendintas rekomendacijas ir kaip jos įtakoja rinkinių duomenų teisingumą. Šių ataskaitų pagrindų mes šių duomenų surinktų pagrindų teikiame išvadą dėl pateikto tvirtinti metinio ataskaitų rinkinio.
tai dėl biudžeto vykdymo ataskaitų mes sakome besąlyginę nuomonę, nes reikšmingų netitikimų, kurie pagal nustatytą reikšmingumą būtų nustatyta nebuvo. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio teikiame sąlyginę nuomonę. Ja įtakoja 2 metai iš eilės iš tikrųjų ir tai, kad mes negalėjom pasisakyti dėl pirminės sveikatos priežiūros centro rinkinio duomenų, kurie yra sudėdamoji dalis šio rinkinio. Negalėjom pasisakyti, kadangi vėlgi 2 metai ta įstaiga mums nepateikė didžiosios knygos ir mes negalėjome sutikrinti ir patvirtinti likučių teisingumo. Ir dėl veiklos ataskaitos, dėl turinio mes neteikėme nuomonės, tačiau pažymime, kad finansiniai duomenys, kurie nurodyti veiklos ataskaitoje, atitinka mūsų nustatytus duomenis. Tai trumpai. Dėkoju. Gal komiteto nariai turėtų klausimų? Klausau, Tadai. Aš dėl PSPC būtent tų ataskaitų rinkinių. O tai sakykite dabar mūsų ruoštų, jeigu mes vis tiek ten kaip ir nepatvirtinam tos, ar tai grėsia kokios sankcijos ar kažkas panašaus, ar mes tiesiog, kaip sakyti, pirštu padarysim ir ar kažkas tai vis tiek kokia atsakomybė, kažkas tai gula ant pečių kažkam tai dėl tų būtent finansinių ataskaitų. Iš tikrųjų, mes teikiame nuomonę, kuri įtakoja net savivaldybės finansinį rinkinį, o dėl atsakomybės iš tikrųjų kokia, tai iš tikrųjų tai užtikrinti turi įstaigos vadovas. Jisai užtikrina finansinių dokumentų rengimą, jų teisingumą ir pateikimą nustatytą tvarką. Tai yra konstatuota, kad iš tikrųjų finansiniai dokumentai, ataskaitos nebuvo rengtos teisės aktų nustatyta tvarka. Tai iš tikrųjų yra vadovo pareiga užtikrinti. Ir iš tikrųjų atsakomybė tai turi spręsti tiesioginis vadovas. Tačiau šiuo atveju meras turėtų. Jo, šiuo atveju vadovas, kuris buvo už 24 metų rinkinį atsakingas, jisai jau nebedirba. Taip, bet būtent, kad jau jis nebedirba, tai už tai, kad, kaip sakyti, kur ta atsakomybė dabar nugula ant kieno pečių ar laikinai einančios vadovės. Šiaip iš tikrųjų tai yra aplaidus pareigų nevykdymo aspektas. Ir tarkim šiuo atveju, kai nutraukti darbo santykiai, dėl to, jeigu tai neiškelia kažkokių teisinių didesnių pasiekmių, tai kaip ir atsakomybė tarnybinė nėra taikoma jau. O tai atgalinė tvarka neina taikyti atsakomybės? Tarnybinė taikoma tik esant darbo santykiams. Jeigu iš tikrųjų atsakomybės civilinės, administracinės ar jau rimtesni nusižengimai, tai nepriklausomai nuo darbo santykių jie yra ar nutrūkę, tais atvejais taikoma. Supratau. Ačiū. Dėkoju. Edgarai, prašom, jūsų klausimas. Taip. Kadangi PSPC nebuvo pateikę reikiamų duomenų laiku, jiem buvo išsiųsti raštai, aš pats kaip pirmininko pavaduotojas rašiau PSPC direktoriai su prašymu pateikti ir priežasčių, dėl ko jie tai nepateikti laiku. Dabar klausimas, ar jie po to pateikė tuos duomenis po visų raštų, ar dar iki dabar mes nežinom tikslaus paveikslo situacijos. Jie paaiškinimą laikinai einantį direktoriaus pareigas po to komitetos posėdžio paaiškinimą pateikė dėl nustatytų dalykų. Aš dar į tą paaiškinimą į porą aspektų išsiunčiau jums irgi argumentus. Tai paaiškinimas pateiktas, aišku, tas paaiškinimas nekeitė anksčiau nustatytų dalykų vertinimo. O tie nepateikti dokumentai, ta didžioji knyga apskaitos dokumentas, jisai nepateiktas, kadangi mano supratimu jisai įstaigoje nebuvo rengiamas vedamas. Taip. Jei teisingai suprantu, tai tie duomenys kaip ir pamesti yra, mes jų negausime ir nematysim. Tai, tarkim, paprastai aiškinant trumpai, tai, tarkim, duomenys, kurie atsidūrė finansinėse ataskaitose, jie turi būti sutikrinti su tam tikrais registrais, kurie yra
reglamentuoti ir privalomi. Ir mes tų registrų negavom, mum nepateikė, mes negalim sutikrinti, todėl mes ir negalim patvirtinti, ar jie teisingų pagrindų, teisingom sumomis nugulė finansinėse ataskaitose. Ar tai jeigu kažkas atsitiktų ir gautumėt tuos dokumentus, visus finansinius rodiklius, mes svarstytume per naujo turbūt, būtų kažkokia korekcija. Tai žinokit, jau šiais metais tikrai nebūtų svarstoma, nes tai yra ilgas procesas. Tai iš tikrųjų, kadangi yra rizika, tai planuojama, kad šitas subjektas iš tikrųjų, esant pagal šias rizikas ir kitų metų audite, į apimtis jis bus įtraukiamas ir kad įstaiga iš tikrųjų imsis vesti apskaitą taip, kaip ir priklauso. Aš neturiu klausimų. Dėkoju. Ar dar būtų komiteto narių klausimų? Turiu klausimą, tik negaliu ekrane kelt, nes turiu fizinę tada ranką kelt. Bet aš tiesiog truputėlį tik tai užbėgu gal už akių, bet jūs išvadoje nurodote, kad nėra reikšmingų dalykų, kurie reiktų paminėti pačioje išvadoje ir kad savivaldybės veiklos ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais atitinka. Žodžiu, viskas kaip ir yra tvarkoje. Tai nėra, ar jūs laikote tai reikšmingais, ką jūs išvardinot pažeidimais, nes matau, išvadoje to nėra. Tai tarkim. Tai yra išvada dėl 3 dalių, kaip ir minėjau, dėl biudžeto vykdymo ataskaitų, kur apima mūsų biudžetinių įstaigų, tai mes pasisakėme, kad nėra reikšmingų, ir dėl veiklos ataskaitos, kad veiklos ataskaitoje savivaldybės yra pateikimi duomenys finansiniai, kurie yra nustatyti teisingi, o dėl finansinio ataskaitų rinkinio mes reiškiame sąlyginę nuomonę. Dėl to ir reiškiame nebe sąlyginę, o sąlyginę, kad būtent įtakoja tie nurodyti dalykai. Reikšmingi, šie reikšmingi ir sumos pagal apskaičiuotą reikšmingumo kriterijų įstaigos 1 580 000 yra reikšminga suma. Klausimų daugiau nematau. Tuomet galbūt ir savo pasisakymą ištarsiu, to apibendrinamas diskusijas ir tuo pačiu jau pakviesdamas išsakyti savo finalinę poziciją balsuojant. Tai taip, šiandieną mūsų klausimo svarstymas arba išvadų ir ataskaitos svarstymo esmė yra atlikti techninį darbą, tai yra įsitikinti, kad audito ir kontrolės tarnybos atliktas darbas komiteto nariams yra priimtinas, išvados yra suprantamos, mes su joms sutinkam ir tokiu būdu galime sakyti, kad apsvarstėm, pritarėm išvadom, pastebėjimam ir teikiame tarybai nuomonę, kad jau kitas, jau pilnas tarybos sprendimo projektas 105, kuriame yra užsimenama apie šitą ataskaitą, gali būti pilnai svarstomas, nes kontrolės komitetas išgirdo, apibendrino ir nutarė dėl šitos ataskaitos ir išvadų. Tai, kad komiteto nariai kelia labai daug pagrįstų klausimų dėl vienos ataskaitoje minimos įstaigos, yra labai sveikintinas dalykas ir tai tik tai rodo poreikį grįžti prie šitos ataskaitos dalies papildomam mūsų posėdžiui ir tiesiog apsvarstyti, dar sykį atnaujinti informaciją, to pačiu imti domėn ir gerbiamos audito ir kontrolės tarnybos vadovės užsimintus kitus dalykus apie kai kuriuos neatsižvelgimus į praėjusių metų pastebėjimus ir pateikti savivaldybės tarybai siūlymus, kaip komitetas mato tam tikrus šitų minimų negerų dalykų sprendimo būdus. Tai tam aš tikrai siūlysiu mūsų paskui komiteto nariam padiskutuoti elektroniniais paštais, susitarti dėl kito posėdžio datos ir tiesiog skirti datą tiesiog tam tikrų rekomendacijų arba išvadų parengimui. Šiandieną mūsų darbas yra daugiau techninis, tiesiog leidžiant toliau tarybos sprendimo projektui judėti savo kelią, sutikti arba nesutikti su pateiktomis išvadomis po audito ataskaitos. Tai ir norėčiau, jeigu nebūtų reakcijų į mano kaip sakyt, kalbėjimą komiteto narių paprašyti balsuoti. O balsavimo esmė yra, ar komitetas pritarė pateiktom išvadom po atliktos audito ataskaitos. Ar galim bendrų sutarimų, ar norėtumėte individualaus balsavimo? Kolegos, negirdžiu jūsų.
Pritariu, gal bendru Pritariu. sutarimu. Tai jeigu Pritariu. Jeigu prieštaraujančių bendram sutarimui nėra, tuomet taip ir tvirtinam, kad audito ir kontrolės tarnybos ataskaitai ir išvadoms yra pritarta, na, o vėliau tam tikrus minimus dalykus mes jau galėsime tiesiog susitarę padiskutuoti, aptarti ir paieškoti sprendimų bei pagalbos tarybai bei savivaldybės vadovom. Tai tokia buvo šiandieną šito posėdžio esmė. Labai ačiū, kad prisijungėte, radote laiko. Atsiprašau, jeigu truputėlį darbotvarkės supainioju, bet manau, kad spėsim visi dabar dar ir tarybos posėdį laiko atvykti. Dėkoju, gražios dienos, iki pasimatymo tarybos posėdį. Dėkui, iki greito. Ačiū. Iki.